Vila Šachrazad. Tai vila Hurgadoje, kurią sukūriau ir įrengiau 2010 metais. Namas stovi Arabijos dykumoje, Hurgados mieste, rajone, kuris vadinasi Mubarek 7, tarp senojo Hurgados rajono Dacharo ir Elgunos miesto pakrašty. Tačiau iki visų svarbiausių vietų kokią 15 minučių tikriausiai būtų važiuoti mašina. Turim visą botaninį sodą, kurį kūriau pagal aromaterapinius ir feng shui kanonus. Čia auga gražiausi, aromatingiausi Šiaurės Afrikoje augantis augalai. Namo teritorija yra 10 arų. Pats namas yra arabiško stiliaus. Mes jį padalinom į graikišką ir egiptietišką pusę. Apie tai galite plačiau paskaityti mano svetainėje www.villashachrazad.eu. Ir kiekvienas aukštas jisai užima 300 kvadratinių metrų. Kadangi viloje yra 3 aukštai, namo plotas yra 900 kvadratinių metrų. Viduje visi kambariai yra spalvoti. Darant remontą naudojau aurosomos pomanderius ir kvintesencijas, taip kad sienos yra impregnuotos aromatinių energijų. Kiekvienas kambarys atitinka tam tikros Egipto arba graikų, romėnų deivės archetipą. Paveikslus apdailą kambariam vežiau iš viso pasaulio. Vila puošia Hranos Janto, amerikietės dailininkės, taip pat Pamelos Matthew, Naujosios Zelandijos dailininkės deivių paveikslų reprodukcijos. Kiekviename kambaryje patalynė atitinka kambario spalvą, net ir pakabos, visas dekoras, baldo apmušalai, viskas yra suderinta pagal kambario spalvą ir be abejo kiekviena spalva reiškia tam tikrus dalykus. Na, o kiemo viduryje yra baseino zona. Baseinas yra 15 metrų ilgio, 5 metrų pločio. Viename gale yra maždaug kažkur tai apie metrą gylio ir kitame gale yra 2 metrai gylio. Baseinas yra pripildintas gėlų vandeniu, tikru geriamu vandeniu, kas Egipte yra labai didelė prabanga. Per parą baseinas nugaruoja maždaug 1,5 tonos, taip kad mes jį nuolat pildom šviežiu vandeniu ir naudojam chloro minimaliai. Iš vienos baseino pusės auga 7 palmės, 7 yra Apolono skaičius. Apolonas yra kultūros, civilizacijos, saulės dievas. Ir kitoj pusėje taip pat auga 7 palmės. Namas yra geltonos spalvos, ši spalva vadinasi audra dykumoje. Geltona spalva yra saulės, pažinimo, intelekto, optimizmo spalva ir taip pat atitinka Apoloną. Čia yra Niliukas su Myra, vilos šuniukai. Jie gimė 2010 metais kaiminystėje. Laukiniai šuniukai, mes juos paėmėm į vilą ir štai jie jau 14 metų gyvena čionais, saugo vilą, geručiukai, išauklėti, į kambarius neina, maisto nevagiliauja, žmonės žiūri atsargiai, pirmą laukia, kad jūs juos pakalbintumėt, bet labai švelnučiukai ir geros širdies. Čia žydi hibiskusas, didžiulis mango medis, neoli, melaleuka, ricifolija, iš abiejų pusių frangipaniai, baltieji jostrai, dabar ruduo.
tai jie tiesiog meta lapus, nelabai matosi. Ir baseino gale yra arabeskas, pavėsinė apaugusi aromaterapiniais jazminais. Taigi, mielieji, kviečiame jūs į vilą balandžio mėnesį, 10-17 dieną. Vėl planuoju čionais kelionę po Pietų Egiptą. Visi kelionės maršrutai yra mano sukurti per daugybę, beveik 20 mano metų gyvenimo Egipte. Kelionės programa yra originali. Per kiekvieną dieną mes pamatom maksimumą įvairiausių vietų. Kelionės metu valgom gurmanišką, vietinį, nešaldytą maistą. Viloje yra visa komanda, tiesiog žmonių, kurie padeda. Turim savo vairuotojus, turim geriausius gidus, nardytojus, taip kad atvažiavę į Egiptą jūs būsite saugus. Vila stovi Mubarak 7 rajone, aplinkui yra daug namų, bet mums pasisekė, aplinkui nėra kaimynų. Namai iš abiejų pusių yra dar negyvenami, todėl baseino zonai galima maudytis, degintis, netgi nuogom. Arabiškam pasauliu tai yra labai didelė prabanga. Vilai yra didžiulės erdvės, nuolat pučia vėjas iš Azijos perlėkęs Raudonąją jūrą atsimuša į mūsų rajoniuką, todėl viloje visą laiką yra gaivu ir žiemą, ir vasarą. Čia yra paukščių migracijos kelias, rudenį pavasarį matom skrendančius gandrus, žąsis. Vat aplinkui yra daug paukščių, kaiminystėje gyvena sakalas. Na ir tokia yra skambanti erdvė. Viloje vyksta vien tik tai meditacijos, dvasiniai retrytai. Kartais vilą nuomojam atskiriem keliautojam ir viešbučių svetainės, bet dažniausiai tai būna inteligentiški ir ramūs žmonės. Todėl viloje yra neapšnerkšta atmosfera, neįsivaizduoju, kaip galima gyventi viešbutį arba organizuoti meditacinius retrytus tokioje nutryptoje, nušnerkštoje erdvėje, kur žmonės atvažiuoja, kad išvemtų stresą per apgailėtiną savaitę laiko. Taip kad viloje yra labai gryna, švari energija. Čia galima medituoti, daryti jogą, sportuoti, užsiimti įvairiausiais menais, dvasiniam praktikom, kuo tik tai norit. Na, o kelionių metu viloje aš taip pat vedu meditacijas, įvairiausias dvasinės praktikas. Mūsų svečiai atvažiuoja pirmiausiai čia, apsistoja, pirmas kelias dienas apsiprantam Hurgadui, šiek tiek atgaunam kvapą, na, o paskui keliaujame į Pietų Egiptą, kur gyvenam vilai ant Nilo kranto. Sugrįžę iš intensyvios kelionės, vėl atsigaivinam šitoj ramioj erdvėj, važiuojam į Arabijos dykumą, daug būnam pliaže, vaikštom po Hurgado senamiestį Mediną ir aš pasakoju Šeherazados istorijas, pasakoju apie senovės Egiptą, dabartinį arabišką pasaulį. Taip kad šitoje erdvėje, patikėkite, būsite labai saugus. Taip kad, mielieji, kviečiam į vilą Šahrazad.